Sveiki atvykę į mano pasaulį. Esu Viktorija, maitinimo skyriaus vadovė. Arenoje dirbame su 15 greitųjų barų, 42 VIP ložėmis, 5 sporto boksais ir 4 išmaniosiomis savitarnos sienomis. Be visų šitų barų turime ir nemažą užkulisių zoną, kurioje aptarnaujame atlikėjus. Arenoje renginio metu aptarnaujame nuo 2000 iki 13,5 tūkstančių lankytojų. Tempas tikrai reikalauja organizuotumo, planavimo ir atsidavimo darbui. Be renginių žiūrovų turime garbės rūpintis ir privačiais įmonių renginiais. Furšetai, banketai, gala vakarienės. Vienu metu galime aptarnauti daugiau nei 2000 svečių. Maitinimo skyriaus darbas prasideda čia šiame kabinete. Analizuojame ir planuojame. Ką mes analizuojame, kas mums yra svarbu? Žiūrovų skaičius. Pasižiūrėję praėjusių renginio duomenys, sprendžiame, ar tai bus A lygio renginys, kada atidaryti visi arenos aukštai, ar B tipo renginys, kada veikia pirmas aukštas ir VIP ložės. Skaičiai, į kuriuos mes remiamės, tai yra kiek buvo atidaryta barų per renginį, kiek darbuotojų dirbo baruose, koks yra vidutinis krepšelis mūsų lankytojo. Sprendžiame, kiek kasų bus atidaryta per renginį, nes pagal patirtį jau žinome, kad iki renginio pradžios mūsų viena kasa aptarnauja nuo 80 iki 180 lankytojų. Visa tai mums padeda suplanuoti, kiek barų turime atidaryti, kiek darbuotojų turi dirbti baruose ir kokius produktus turime pasiūlyti klientui, kad jo patirtis arenoje būtų kuo geriausia. Jeigu atvirai, skonio dvelksmas atsirado direktoriaus kabinete, aptarinėjant mėnesio darbus. O jeigu rimtai atsakant į šitą klausimą, tai tikriausiai lėmė keli tokie svarbus momentai. Tai pamatėme akivaizdų poreikį, kad mums nebeužtenka būti arenos ribose, nes klientai išsakė poreikį, kad norėtų su mumis dirbti ir išorėje. Antras labai svarbus momentas, tai noras tobulėti, kurti, eiti į priekį. Ir trečias, tai darbuotojai ir jų kompetencijos. Negalėjome sustoti, žinodami, kad turime tokią šaunią komandą. Labai mylime savo klientus ir į kiekvieno kliento šventę žiūrime kaip į savo asmeninę šventę. Tokiu savo požiūriu norėjome pasidalinti plačiau. Dėl to ir gimė Skonio dvelksmas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad maitinimas yra patiekalai, švieži ingredientai, nepriekaištingas aptarnavimas. Tačiau mums tai yra kur kas daugiau. Maitinimas yra dalis mūsų pačių. Pasitelkdami maistą mes dalinamės savo kūrybiškumu, skonių deriniais, meile ir požiūriu į svečią. Norime, kad kiekvienas žmogus, kuris paragauja mūsų ruošto maisto, pasijustų ypatingas ir svarbus. Ne tik dėl skonio, bet ir dėl dėmesingumo, aptarnavimo, gražiai paruoštų stalų ir visos jaukios atmosferos. Į kiekvieną renginį įdedame dalelę savęs, todėl maitinimams mums nėra tik darbas, tai būdas kurti patirtį, emociją ir prisiminimus. Keli įdomus faktai apie maitinimą. Vidutiniškai arenoje per renginį mes iškepame ir parduodame 180 kg keptos duonos. Išpilstame daugiau nei 3 tonas alaus, o mūsų krepšinio sirgalio mėgstamiausias užkandis yra kepta duona su sūrio padažu ir spraginti kukurūzai. Nerenginių metu mūsų darbas nesustoja. Tiesą sakant, darbo turime tikrai pakankamai daug. Po kiekvieno renginio atliekame baruose inventorizacijas, sekame produktų likučius, dirbame su darbuotojų dokumentais, rengiame sąrašus ateities renginiams, ieškome naujų darbuotojų, bendraujame su tiekėjais dėl geresnių tiekimo sąlygų ir kuriame meniu. Be renginių arenoje taip pat turime
ir išvežamuosius skonio dvelksmo renginius. Todėl kiekvieną dieną tenka bendrauti su klientais, derinti meniu, konsultuoti juos, kurti, spręsti visus jiems iškilusius klausimus. Dar vienas nemažas projektas, prie kurio dirbame ir labai didžiuojamės, tai skonio dvelksmo internetinis puslapis, kuriame klientai gali susipažinti su mūsų teikiamomis paslaugomis. Ir būtent šiame puslapyje gali užsisakyti jau klientų pamėgtus užkandžius ir desertus. Kitaip tariant, nors ir scenoje mūsų nesimato, užkulisiuose visada verda veiksmas tam, kad renginys būtų ne tik sklandus, bet ir skanus. Dažniausiai raiderius ruošiame užkulisių zonoje. Pirmame arenos aukšte turime kambarėlius, kuriuose apsistoja atlikėjai. Pagrindinis maitinimas vyksta būtent čia, spaudos ložėje. Darbas su raideriais mums yra ypatingas, nes mes galime prisiliesti bent truputėlį prie atlikėjo ir sužinoti jo pomėgius. Kiekvieną kartą stengiamės sukurti jaukią, šiltą atmosferą, tokią, kokią jie turi namuose. Turėjome ir vieną labai malonų nutikimą, atvejų, kurį iki dabar net atsimenu. Pas mus lankėsi smuikininkas Garetas, jo vadybininkai su mumis suderino raiderį, mes turėjome pilną maitinimą ir tam raideryje buvo nurodyta, kad norėtų būtent naminio varškės pyrago. Kiekis buvo nurodytas 1 vienetas. Tai vieną vienetą iškepėm Garetui, o kitą vienetą įsikepėm savo. Galvojame, po renginio atsipūsime su arbatos puodeliu, suvalgysime pyragą. Garetui taip patiko tas varškės pyragas, kad jie paprašė atnešti dar ir antrą. Tai galutiniam rezultate maitinimo darbuotojai liko be pyragų ir arbatos. Po renginio Gareto vadyba net pabrėžė, kad sekančio turio metu norės būtent tokio ir ne kitokio pyrago. Darbas su raideriais tai ne tik maistas, bet ir galimybė rūpintis atlikėjais, kurti komfortą ir pasidalinti savo profesionalumu bei šiluma.